Jeigu stebi pastarųjų dienų aktualijas, tai jau turėjai suvokti, kad aplinkui vyksta tikriausia mūgė. Tai Trumpas ruošiasi Grenlandiją pasiimti, tai BlackRockas perka Panamos uostus, net Žemaitaitis ir tą beveik nusipirko Maskvą apsimetę apsišaukėliai. Na, o ką daryti mums, paprastiems Lietuvos piliečiams, kurie neturi krūvos pinigų, bet vis tiek svajoja apie gražesnį rytojų? Atsakymas yra paprastas – padaryti taip, kad pinigai dirbtų tau. Tai yra investuoti. Ir tuo, aišku, pasipils pasiteisinimai. Per daug sudėtinga, pavojinga, nepatikima, dar reikia kažkokius ten įmonių balansų skaityti, analizuoti. O jeigu kokį Booking.com noriu įsigyti, tai iš kur man tos 4,5 tūkstančio pinigų paimti? Ir taip pasiteisinimas po pasiteisinimo nukeli tą gražų rytojų taip toli, kad jis niekada ir neateina. Todėl šiandien padėsiu tau žengti mažą žingsniuką savo didelių svajonių link. Ir parodysiu, kaip pradėti investuoti su nedidelė pinigų suma į didžiausias pasaulio kompanijas. Tau nereikės valandas praleisti analizuoti kažkokius grafikus, balansus, ekonominę situaciją ir panašiai. Viskas bus paprasta, aišku ir suprantama. Sudominau, like iš tavęs mūsų kanalui, o iš mūsų pusės šis video apie prekybą ETF-ais ir kodėl jie turėtų domėtis kiekvienas lietuvis. ETF-as angliškai Exchange Traded Fund, tai biržoje prekiavimas fondas. Paprastai kalbant, tai kažkiek panašu į būtiniausių maisto produktų krepšelį. Jame atsiduria produktai, be kurių žmogus ilgai nepratems. Nu, ten duona, pienas, grūdai, kiaušiniai ir panašiai. Tai taip pat panašiai yra ir su ETF-as. Tai irgi tokie savotiški akcijų rinkinukai, kurie atspindi tam tikrą sektorių, prekės, žaliavas, indeksus, bet kurį kitą turtą. Be to, mūsų dienomis ETF-ai populiarumu tikrai nesiskundžia. Kodėl? Nes jie paprastam investuotojui tokiam kaip tu ar aš leidžia lengvai diversifikuoti savo portfelį ir sumažinti sandorių mokesčius. Tarkime, sugalvojam, kad norime investuoti 500 didžiausių Amerikos kompanijų. Mes žmonės kuklus ir mums užtenka turėti po vieną vienetą kiekvienos iš šių bendrovių akcijų. Šiuo metu tų akcijų kainos svyruoja tarp 10 ir 7 tūkstančių dolerių. Paimam vidurkį $100 ir suprantame, kad mūsų noras turi nelabai tokia jau ir mažą kainą – 50 tūkstančių žalių. Vat tiek reikės sumokėti, norint įsigyti kiekvienos S&P 500 indekse esančios kompanijos akcijų. O dar už kiekvienos akcijos įsigijimą reikės sumokėti ir pirkimo mokestį brokeriui, apie laiką, kurį teks praleisti prie kompiuterio, kol įsigys 500 kompanijų, iš vis patyliu. Ir čia į pagalbą mums lengvesnio gyvenimo bei ieškantiems atskuba ETF. Mūsų konkrečiu atveju tai būtų S&P 500 fondas, kurio europietišką atitikmenį galime surasti įvedus tikerį SPY5. Vienas kitas mygtuko paspaudimas ir faktiškai esam visų stambiausių JAV įmonių bendrasavininkais. Ir mokėti už šitą malonumą reikia ne 50 gabalų, o viso labo 566 eurus. Būtent tiek šiuo metu yra įkainuotas vienas SPY5 ETF'as. Na, o jeigu atrodo daugoga, tada pasižiūrim SP5, tos pačios 500 didžiausių Amerikos kompanijų, bet jau už 53 eurus. Kas gali būti patogiau? Ir tų S&P 500 ETF'ų yra ne vienas ir ne du, bet apie tai truputį vėliau. Apskritai, paskutiniu metu ETF'ai vis stipriau užkariauja investuotojų simpatijas. 2003-aisiais ETF žmonės buvo suinvestavę viso labo varganus $200 milijardų. O šiandien šis skaičius išaugo virš 50 kartų ir siekia daugiau nei 10 trilijonų baksų. Ir pradedantieji investuotojai labiau patyrė Wall Street'o vilkai, visi šluoja ETF'us. Warrenas Buffettas, Ray Dalio ar paskutiniais metais itin išpopuliarėjusi Kate Wood net ir anie nesugeba atsispirti ETF-ų žavesių. O ko milijonų šitiems veikėjams tikrai netrūksta. Kadangi nei tu, nei aš ant tokių pinigų maišų nesėdėm ir pirkti visko iš eilės neišgalim, mums visą laiką reikia ieškoti optimalaus pinigų investavimo varianto. Ir štai tau 5 ETF-ų idėjos, kurios mano manimu tikrai vertos dėmesio. Investuojame į visą Ameriką. Pirmasis ETF-as, kurį šiandien aptarsim, yra Vanguard S&P 500, o jo tikeris yra VUSA. Šiuo metu tai vienas populiariausių fondų pasaulyje. Ir kodėl jis toks madingas? Nes jis seka S&P 500 indeksą, apimantis stabiliausias ir didžiausias JAV įmonės. Štai 5 didžiausias Amerikos kompanijos turi štai tokią dalį šiame ETF. Faktiškai investuodamas šį fondą investuoja į visas Jungtinės Amerikos valstijas. Ir ne tik į kažkokį vieną konkretų šios šalies sektorių. Štai pavyzdžiui, 32% šio indekso kapitalo yra sudėta į IT sferą. Nemėgsti technologijų? Ne bėda. 14% sukoncentruota finansų sektoriui. O kur dar sveikatos priežiūros ar kitos trendinančios zonos? Visgi visus ir visada labiausiai domina vienintelis klausimas. O tai kokio rezultato galim tikėtis investuojant į šį fondą?
Visai neprastų, sakyčiau. Per paskutinius 5 metus šio ETF vertė paaugo 115%. Daugiau nei 2 kartus. Jei būtum įsigūdrinęs ir pagriebę šitą ETF vos tik jam atsiradus 2012-aisiais, tavo investicijos vertė būtų išvis paaugusi 420%. Jeigu tavo kaip investuotojo ambicijos neapsiriboja vien tik Ameriką, tavo dėmesio pristatau viso pasaulio ETF. Kuklumas yra dorybė, bet investicijose tai ne visą laiką pasitvirtina. Štai ir mūsų fondukas visai nekukliai nusprendė talpinti savie didžiausias ir likvidžiausias kompanijas iš 23 ekonomiškai stipriausio pasaulio valstybių. Japonija, Vokietija, Kanada, Britanija, niekas neliko nuošalyje. Ir pamatysi, kad visas pasaulis pardavinėjimas už gan papigiai, vos 100 euriukų už vieną riekę. Na, tiesa, čia dar prisidės 0,2% siekiantis valdymo mokesčius. Bet mums prie Lietuvos mokestinių realybių pripratusiems žmonėms tai vieni juokai. Na, o net ir su tokiais skaičiavimas šito ETF 5 paskutinių metų grąža 92%. Aišku, tai nereiškia, kad toks pat rezultatas šio fondo turėtų lauks ir po sekančių 5 metų. Nes ne kartą jau esu sakęs, kad investavimas visada susijęs su tam tikra rizika. Visgi, IVDA yra ganėtinai patikimas ir saugus būdas investuoti savo pinigus į 1300 kiečiausių pasaulio kompanijų. Net ir Peteris Linčas yra pasakęs apie šį ETF. Turėti jį tai tas pats, kas valdyti dalį visos rinkos už itin juokingą kainą. O tai puikiai strategija ilgalaikiams investuotojams. Tarkim, tu irgi esi iš tų konservatyvesnių investuotojų. Trumpo išdaigos tave šiek tiek gazdina, visas pasaulis ir globalūs dalykai tau irgi nelabai rūpi. Tuomet kai ką įdomaus rasime ir mūsų senutėje Europoje. Jeigu JAV turi savo 500-uką, tai mes galime didžiuoti savo top galingųjų 600-ukų. Ir visas jis telpa po vienu mažyčiu ETF. Tigeris EXA. Šiuo metu vienas ETF kainuoja 54 eurus. Valdymo mokestis kaip ir viso pasaulio ETF atveju viso labo 0,2%. Tiesa, paskutinių 5 metų pelnas gal šiek tiek kuklesnis. Užtat su dividendai situacija čia žymiai geresnė. Jie tau generuos papildomus 2,5% metinės grąžos. Be to, investuotojai nuolat pabrėžia, kad šitas indeksas tai savotiškas Europos rinko barometras. Kitaip juk ir būti negali, kai ETF apima 600 kompanijų iš rytų, vakarų ar centrinės Europos. Didžiosios korporacijos, mažytės bendrovės, vidutinės įmonės. Visko čia yra. Nestlé, Roche, Volkswagen ir Total Energies. Finansai, technologijos, energetika ir vartojimo prekės. Akyse raibuliuoja nuo įvairovės, kuris slypi šio ETF viduje. Ketvirtas ETF, kurį aptarsime, yra Amundi Nasdaq 100, tikeris LYMS. Kuo įdomus šis ETF? Ogi tuo, kad jis seka Nasdaq 100 indeksą. Tikriausiai ne kartą esi girdėjęs, kad pasaulį gali išgelbėti tik technologijos. Ir būtent technologijų sektorius sudaro net 50% viso LYMS ETF. Dar 16 čia užima komunikacijų sferą, o didžiausiamis šio ETF pažybomis yra Apple ir Microsoft. Visgi, taip pat čia sėdi įsitaisę ir tokie tech gigantai kaip Broadcom, Meta, Google ar Tesla. Na, šiuo metu Musko kompanijos akcijų kaina ten biškai keičiasi ne į tą pusę. Yeah, I mean, it's really come as quite a shock to me that there is this level of really hatred and violence from the left. O vat LYMS ETF išlaiko šaltakraujiškumą ir stabilų rezultatą. 174% grąžos per paskutinius 5 metus. Tiesa, ir kainuoja šitas ETF šiek tiek brangiau. Šią minutę vieną LYMS ETF Freedom 4 platformoje galima įsigyti už maždaug 72 eurus. Na, o visgi, jeigu esi Elono šalininkas ir tiki šviesia dirbtinio intelekto ateitimi, turiu tau išeiti. 5 ETF yra ties AI ir Big Data kompanijomis besikoncentruojantis Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF. Tikeris HAIH. Nvidia, Oracle, Microsoft, SAP ir Google sudaro šio ETF valiutų dalį. Kaip ir galima tikėtis, fondas yra gan nemažas, jo turtas jau perkopė 4 milijardus eurų. Šiandien video įrašymo dieną jis kainuoja apie 120 eurų, o per paskutinius 5 metus jo kaina paaugo 161%. Na, o 30-aisiais dirbtinio intelekto rinkos dydis išvis turėtų pasiekti 1236 milijardus dolerių, palyginus su 224 milijardais šiandien. Todėl šiuo ETF-u, kaip ir SP5 ir kitais, aš periodiškai papildau už savo asmeninį portfelį, kurį beje gali sekti paspaudęs nuorodą po šio video aprašymą. Žinoma, tam tau reikės sąskaitos. Taip nušausi 2 zuikius vienu šūviu. Ir idėjų pasisemsi, ir investuoti pradėsi. Visas instrukcijas, kaip atsidaryti paskyrą per 15 minučių, rasi ten pat. Taigi, šiandien tau papasakojau apie 5 pagrindinius ETF-us, į kuriuos investuoja ir didieji investuotojai, ir pradedantys, ir profesionalai. Pasidalink komentaruose, į kokius ETF-us tu pats investuoji ir kodėl. Sėkmės!